Sveiki, mėlyjeji, aš esu Ramunė Pacevičienė, sveikatos mokyklos įkūrėja. Šiandien aš noriu Jums suteikti pilną informaciją, kas tai yra kompiuterinė diagnostika, kodėl jinai žmogui yra naudinga pasidaryti ir kaip jinai yra atliekama. Pirmiausia tai, kad ši diagnostika tai yra rusų, amerikiečių ir prancūzų mokslininkų sukurta. Jinai turi visus reikiamus medicininius sertifikatus. Nėra jokios radiacinės spinduliuotės. Galima atlikti vaikams nuo 2 metų. Jinai yra saugi, greita ir patikima. Diagnostikos metu žmogus ką sužinos? Tai savo organų užterštumo lygmenį. Stuburas kokioje padėtyje yra, kokie slanksteliai yra užspausti, ar patenka pilnai deguonis į smegenis, ar koksai lygmuo yra mikro-makro elementų. Ar patenka kraujas į visas galūnes. Taip pat jūs gausite kaip bonusą, tai yra mitybos korekcijos planą. Tai reiškia, kad jums bus parinkti produktai, kurie būtent tinkami yra jūsų organizmui tai dienai. Taip pat jūs gausite atsakymus, koks pas jūs yra cholesterolio kiekis kraujyje, cukraus kiekis kraujyje ir dar daug tokių atsakymų sužinosite atvykę į mūsų diagnostikas. Kaipgi visa tai atliekama? Žmogus atsisėda prie specialisto ir padeda nuogas pėdas ant specialių plokštelių ir čia bus padėtos dar kitos plokštelės, kur padėsite delnus. 2 elektrodai yra pridedami prie kaktos. Kadangi viena ląstelė, sveika ląstelė skleidžia vienus impulsus, nesveika ląstelė kitus impulsus. Ko pasiekoje bus nuskanuojamas visas jūsų kūnas, visi jūsų organai, skeletas ir kompiuterio ekrane jūs matysite visus savo organus, kokie jie yra užterštumo lygmenyje. Apie tai jums paaiškins specialistas, kodėl pas jūs yra vienos ar kitos problemos ir kaip jas pašalinti. Labai dažnai žmonės turi tam tikrų problemų ir simptomų šalina vaistais. Kaip pavyzdys, sakykime, jeigu yra užspaustas slankstelis kažkoksai tai stuburo, kakle gal užspaustus, reiškia, nepatenka deguonis pilnai į smegenis. Tada pradeda galvą skaudėti, tada kankina nemigas, kankina nerimas, jūs atsibundate jau pavargęs. Ar ne ir pradedate gerti medikamentus, nes atsibosta tas galvos skausmas, negalite normaliai dirbti, normaliai funkcionuoti. Per eilę metų, jeigu tas skausmas nepasišalina, o jūs vis vaistus gerite ir gerite. Ateina ta diena, kai jums pradeda skrandį jau skaudėti, kai jums pradeda kepenis skaudėti ir jūs pradėsite gerti ką? Vaistus tam, kad pašalinti kitų organų skausmą. Reiškia, jūs lašas po lašas save nuodijate taip. Taigi, kai jūs sužinosite, kokios yra problemos, kodėl jums skauda ar tai galva, ar nugaras skauda, ar sąnarius skauda ir kaip pašalinti tas problemas, jūs patys savo padarysite didelį darbą. Mano mėlėjai, profilaktiškai ateiti pasitikrinti, 1 kartą į metus skirti 1–1,5 savo, tai yra garbės reikalas, save mylinčio žmogaus reikalas. Jeigu jūs turite šeimą, reiškia, jūs esat atsakingas prieš tą šeimą. Reiškia, jūs turite būti sveikas, kad galėtumėte dirbti. Nesveikas žmogus, jisai niekam nereikalingas yra. Taigi, rūpinkite savimi, atlikite profilaktiką, žinokite, kokios problemos yra, sužinokite būdą, kaip visą tai pašalinti. Mūsų duris atviros visom šalim ir visiems žmonėms. Mes nerūšiuojame žmonių nei pagal odos spalvą, nei pagal religiją, nei pagal politinius požiūrius. Kiekvienas žmogus turi teisę būti sveikas. Jūs tą teisę turite. Sekite skelbimus, registruokitės ir pasirūpinkite savimi ir savo šeimomis. Jūs esate reikalingi. Sveiki tiek savo, tiek aplinkiniams. Būkite sveiki.